Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien sveikinamės iš Molėtų rajono, iš ūkininko Evaldo Savicko laukų, kur baiginėjasi rudeninė sėja ir norime pakalbinti ūkininką, kaip nauja įsigyta sėjamoji Aquila Drive 400 ar pateisino lūkesčius. Labą dieną. Tai tikrai patenkino lūkesčius. Labai gera sėjamoji, našumas greitas, labai patenkintas bunkerio talpa. Nes praktiškai namuose užsipilu grūdus, nereikia net į lauką vežtis. Nebereikia vežtis. Ne, jo, tai puikiai dirba žemė. Nu, Jūs rinkotės modelį be trąšų, nes esate ekologinis ūkis? Taip, be trąšų. Jo, be trąšų. Nu, tai turit išvis didelį bunkerį. Kai būna su trąšom, tai reikia su trąšom dalintis. Nu, ir lėkštis gerai dirba dar žemė papildomai. Tai... Jo, dirbimas lėkštimis gerai ir lygintuvą, matau, nesirinkom. Ne, nesirinkom. Na, jo, ekologiniam ūkiai gal per daug lieka nuo lygintuvų. Bet ir taip, kaip matom, tai tikrai neblogai išlygina ir įveikia. Neblogai. Sėklos gilis, gerai, viskas pasislėpia. Jo, pasislėpia, tikrai, pravažiavo, matosi. Kad... Užsikimšimo davikliai pas jūs matau sumontuoti, tai viskas veikia? Kol kas dar neužsikišė, viskas gerai, nereikėjo žiūrėti. Pavasarį neturėjau daviklių, tai vieną kartą buvo, bet matosi, kai jau užsikimšė. Tai kadangi žarnos yra persišviečiančias, tai... O šiaip kaip valdymą, jūs naudojat su izobusu? Su izobusu, jo. Viskas susidraugavo su traktoriu? Viskas gerai, jo, viskas gerai. Sėklos norma? Irgi išlaiko gerai, atsimatuoja irgi lengvai, greit. Lengvai viskas yra, viskas paprasta. Traktorius jūsų yra kiek? 260? Tai sunkumų nekyla traukiant, jau suprantu. Šiaip gerai traukė. Kad ir kalnuota vietovė. Traukė gerai. Patenkintas įmonė, Igvito Agro, vadybininkas geras, servizas, viskas puikiai. Tai čia geriausia, ką galime išgirsti. Ženklintuvų matau nenaudoja, greičiausiai naudojat navigaciją. Su navigacija, jo. Bet čia komplektacijų buvo, tai jau taip ir liko. Kaip sakant, juodą dieną, jeigu kas palydovus pavogtų. Jeigu nebūtų. Čia turim kartais tokių situacijų, kad pavogė palydovus. Būna. Tai labai gerai, ypač pastebėjau, kas labai pasiteisina, kai važiavom į čia tokių lauko keliukų, kad vidurinė ratai pasikelia. Tai nevažiuojant vienos ašies, nes turim, pavyzdžiui, salvį, tai ten nepasikelia, tai biški kitaip yra, tas ant viduriuko kartais siubuoja sėjamoji. Tai čia yra pagalvota apie tai, tikrai, kaip sakant, eina į priekį technologijos. Dar gal ateity planuosim smulkių sėklų tą dėžę užsidėti, kad būtų galima žoliai. Žolė? Jo. Tai iš principo žolė, pačią žolę, jeigu vien žolė, tai galima su šitą, jo. Bet jeigu įsidėsit smulkių sėklų dėžę, tai galėsit įselį tada. Jo. Tai gerai, tai ačiū labai už nuomonę. Dėkui Jums. Esame prie Agromaš Aquila 400 modelio, tai yra prikabinama sėjamoji su diskiniu įdirbimu. Būtent čia yra sėjamoji be trąšų, bet gali būti taipogi su trąšom. Ir čia dar matome, kad nėra lygintuvo ir dar yra galimybė turėti prikabinimą su ratais. Čia ūkininkas pasirinko tokią komplektaciją, tai pagal poreikį matyti tokios tik tai reikėjo. Kaip matome, tai sėjamoji puikiai dirba dirvą,
labai geras yra kopijavimas, kadangi yra ratukai, užžertuvai, tai galutinis variantas tikrai yra labai geras. Čia yra sumontuoti užsikimšimo davikliai, galima užsakyti ir be jų, galima su jais, čia pagal kiekvieną pageidavimą. Tai kadangi čia yra sėjamoji be trąšų, tai turime labai didelį bunkerį sėklai užpilti. Tai kaip ir minėjo ūkininkas, kad nereikia net sėklos vežti, iš namų užsipila ir važiuoja tiesiog į laukus. O jeigu būna modelis su trąšom, tada bunkeris būna padalintas per pusę. Taip pat yra galimas modelis ir 3 metrų, tai tada tik tai būna nelankstomas. Šitas modelis 4 yra lankstomas, 3 būna nelankstomas. Visa komplektacija kaip ir 4 gali būti su trąšom, be trąšų, su užsikimšimo davikliais, be lygintuvas gali būti arba negali ir taip pat yra prikabinimo ratai, arba būna arba ne. Bednarų parodoje jau matėme pristatytą ir 6 metrų modelį. Kol kas dar 6 metrų modelį neturim dirbančią Lietuvos laukuose, bet tikimės, kad neužilgo turėsim 6 metrų modelį taip pat, nes paklausimų buvo nemažai. Tai kuo toliau, to daugiau ūkininkai pasitikė Agromaš techniką ir, kaip sakant, naudotojų ratas didėja. Tai ačiū už dėmesį ir sekite mus Facebook, YouTube paskyrose.